Nu ką, kaip matėt, įvažiavom vakar į Europą. Važiavom labai gražių didelį įspūdingų tiltų. Kiek skaičiau, tai lyg ilgiausias pasaulyje kabantis tiltas. Tai įspūdingai atrodo irgi tiltas, labai gražus. Esam dabar, pravažiavom Graikijos gabaliuką ir atvažiavom vakar į Bulgariją. Dabar esam Bulgarijai, šitokiam viešbutį permiegojom. Čia va su tokiais vaizdais. Gražus viešbutis, viskas tvarkoj. Šiandien judėsim jau tolyn, link namų. Dar nežinom tiksliai, kurią pusę, bet greičiausiai, kad irgi Bulgarijai dar miegosim. O paskui jau pabiški link namų, tai vat visą tą važiavimą link namų pabandysiu sutalpinti šitą vieną seriją, nes ten kažko labai jau daug nebenufilmuosi čia grįžtant. Tai pabandysiu viską sudėti vieną. Ir viena serija tokia gausis. Ir viskas. Tai motociklai stovi ten, už tų medžių. Ir tiek. Underneath the fading city light, oh, the dumplings in a perfect ring, sizzling loud, hear the iron sing, shoulder to shoulder in a golden wheel. Pan-fried halo makes the hunger real. Crispy bottoms turn golden brown. The best little circle in this whole damn town. Take off the cover, let the magic clear. The scent rides the wind to the people near, flipped upside down on a paper plate. Little golden crowns, man, it must be fate. Perfect little circles, sizzling slow. Warm up my soul wherever I go. A crispy bite, a savory dream, lost in the magic of the dumpling steam. Yeah, the perfect circle in the pan. A pan-fried halo makes the hunger real. Crispy bottoms turning golden brown. The best little circle in this whole damn town. Take off the cover, let the magic clear. The scent rides the wind to the people near, flipped upside down on a paper plate. Little golden crowns, man, it must be fate. Perfect little circles, sizzling slow. Warm up my soul wherever I go. A crispy bite, a savory dream, lost in the magic
perfect circle in the pan. Pažiūrėkit, kur mes atvažiavom. Šitam viešbutį mes miegosim.
Čia viskas sovietinė dar, viskas. Pilnai. Čia kiti važiavimas dar netgi su būdelė. Tik ta būdelė seniai nieko nebėra. Bet būdelė yra. Atvažiavom į viešbutį. Jūs pasižiūrėkit, aš dar nerodysiu per langą dabar. Pažiūrėkit, tas viešbutis, aš jums paskui viršaus iš lauką parodysiu, kaip jis atrodo, nes jau matėte iš tikrųjų. Žiūrėkit, čia tualetas, viskas tvarkoja. Čia va taip toks kambariukas. Čia lova. Nu, toks viskas, ko reikia. Viskas, bet dabar jūs pasižiūrėkit. Laukit, aš jums dar nerodysiu. Žiūrėkit, koks vaizdelis. Čia tas balkonas, kažkai atsidaro. O, atsidaro. Labai sunkiai rankina tai. Nu, norit pažiūrėti. Žiūrėkit. Opa. Biški baisu jį lipt, bet pasižiūrėkit. Va, mūsų baikai. Wow. Vaizdelis tai Čia kažkada čia aikštė. Čia kažkada turėjo būti labai prabangus viešbutis. Dabar jis jau toks. Bet, wow, vaizdelis tai Noriu kaip praustis. Nu, viešbutuką neblogą paėmė, žiūrėkit, čia kokie koridoriai. Tu filmuoji ten į tą? Jo, jau rodžiau. Sovietinis lygtas. Aha. Ne, nu vaizdelis, tai aišku čia. Vaizdeliai labai gražus. Galėtumėm eiti laiptais, bet mes ten gynybiški esam. Vienu žodžiu einam Tai ieškoti. yra, žinai, kas statybos? 1980 kokie. Tik. 9. Ne. Nesakai? Čia brutalizmas, netgi galima sakyti 68 vaikų univermagas. Nu, jo, kažkas tokio gali būti. Brutalizmas sovietinis toksai. Pasidabinė, apsiprausė, žiūrėk, atrodo. Gerai, kad bent objektyvus švaras. So. Einam ieškoti kažkur, kaip jūs arbatos atsigerėt biškai. O taip. Aš paklausiu, čia GPT. Paklausk. Dabar man tiesiog nemėti. Pasižiūrėkit, kaip jis iš viršų. Kelintais metais statytas šitas viešbutis Vidin mieste Bulgarijoje. Ilgai ieška, nerandame. Taip. Nu, pažįstam, išmeščiau. Hotel Rovno buvo pastatytas 70-80. Nu, taip kaip įkalbėjom panašiai. Lemba, aš vis pasižiūriu, man čia vis toks jausmas, kaip aš būčiau grįžęs į tuos laikus, o kaip statė tą viešbutį. 77. 77 metai. O tai va. Alaus įkalus reikės pasivaikščioti, bet čia yra perliukas. Ne alkoholinė alaus, aišku. Ne, tai mes nepamatome. Ne, alkoholinė negalime. Pažiūrėkit, iš tos moters ten tiesiai pažiūrėkit, gal matosi jums, aš negaliu pritraukti, gal matosi, koks telefonas ten. Nežinau, iš čia turbūt kartu su to viešbučiu buvo pastatytas ir paliktas. Žodžiu, į vietelę atėjom su keliu. Ne, tai ne vietelė, atvažiavom. Atvažiavom į miestą, bet čia atėjom į tą restoraną. Dar čia reikės pasivaikščioti po vietą, nes sakau, čia toks jausmas kaip Pripetė kokia, žinai, ta prasme, va tada kai metė viską pabėgo, tai čia nemetė, bet čia viskas tokio laiko liko. Jo. Čia taip jau atrodo, tai ojojoj. Kas čia bus dabar?
mes, bet jeigu mes gausim panašiai, nežinau, negaliu nesikeikti. Gal biškai mums iš tos lygio. Dabar, va, iš duos karšto slėgio. Tai gali būti štai kas iš kavinės riebalai. Gaudykas nėra. Bet tą pačią aliejų. Kad nėra, tai čia brūkų slėgio. Aš tu čia bus. Kur tu čia perės? Deja. Valgom. Šunkuliukų pasiėmėm. Ir čipsų va tokių. Naminių. Pakepti ką tik šilti. Dainam žiūrėti toliau veiksmą. Netikėtai gai parodysime tą Bulgariją. Daugiau. Negu nuvažiuojant neparodom. Jeigu čia priplanuosi, čia važiuoji. Iš ten, atvosi. Jūsų pica. Gerai, žodžiu esame su darbu. O čia žiūrėkit dar biškį priedo. Prie tuos visos medžiagos, aišku, čia dabar renovuoja, bet žiūrėkit, va čia, pavyzdžiui, sugalvoju balkonus apsistatyti, va, su plytom. Nu, vat, pavyzdžiui, man taip geriau bus. Ten, pažiūrėkit, viršui kokie balkonai, nubirėję. Nu, čia tipuolė renovuoja. Kiek čia to renovavimo vis neaišku. Čia įdomiau šitoj pusėje. Čia nu, čia, tarkim, palikim šitą namą gerai, vat matosi, čia surenovavo, va, tarkim, nu, gal visą tokį padarys gražų. Čia turbūt jau žmonės paskolą ėmė ir visi metėsi, nu, tarkim, tas bus gražus. Kusilda. 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 Kusilda vaikšto. Nu, bet va, tarkim, va šitas namas. Be renovacijos, be nieko, pasižiūrėk. Turbūt kaip pastatytas. Žiūrėk, langas, žiūrėk, balkonai ir langas. No, vietoj balkono langą, nes kambarį pasidarė iš balkono. Nu, pažiūrėkit, kondiškiam, nukabinta. Kondicionieriai stovi. Nežinau. Einam pro kažkokį bulvarą. Matot, kokia čia viskas. Kaip styga viskas. Kaip per sviestą. Na, kaip per sviestą. Nu, gal biškį įkrentam giliau ir vėl išlendam. Nu, va, taip yra, kaip yra. Čia devynaukščiai irgi. O, ratlankių galima nusipirkti, matai? Šinikiai nereikia ratlankių. Parduotuvėlę. Medžiai tie tai turbūt kaip pradėjo augti, jiem nieko ir nedarė tos visus ar 40 ar 50 metų, nežinau čia. Tai turbūt nieko ir nedaryta, va, pažiūrėkit, pažiūrėk. 9 aukščiai, čia 13 aukščiai, čia gal kokie 12 aukščiai. Aš taip galėčiau eiti ir filmuoti visą šitą kelionę, bet man čia neužteks nei laiko, nei jos, nei kortelės, nieko. Čia viskas taip. Čia yra viskas kitaip negu pas mumis. Čia tai važiuoja, kad jinai va. Čia yra
Tas pats pastatas iš kitos pusės. Čia, pažiūrėjau, vidury kiemo kažkas pasistatė garažą, ne? Jeigu jam tai patogu. Gatvė tikuolė. Bandysim pereiti į kitą pusę. O taip. O, čia kaip sugriuvo viskas. Va ten kampelis matosi mūsų viešbučio, kuriame mes šiąnakt bandysime miegoti. Kaip ten gausis, neaišku. Užsnūsim, užsnūsim. Bet va taip, čia viskas. Grotos nežinau. Na, biškį aptinkavo, aš savo pusę aptinkavau, tu neturi pinigų, nereiškia, aš tu jau gyvensi su plytom. Nu, nėra tokia jokia visiškai, kad būtų kažkas bendrai daroma. Namas pilkas. Langai. Čia sugalvojau, pažiūrėjau, vat savo noriu tokio rožinio. Šaunį rožinį. Šalia rožinis, šalia iš plasmasių. Langiam neužteko. Ne. Čia bet svarbu kameras visas kabina. Kur? O, kieme. Geras, va. Ketvarakiai tokie. O tas pažiūrėkit, va. Žiūrėk, ir čia žiūrėk virš durų pakabinta učirgiai, kas turbūt numirė, ne tam name? Jo. Tai, matot? Virš durų va čia. Bet tas namelis neaišku, čia dar kažkas yra, jame nieko nebėra. Šviesa dega. Dega, ne? Reiškia, kažkas yra. Gero nieko jau nėra. Čia pažiūrėkit paliepę kokie viršai sugriuvus. Nu čia. Nu čia. Ojojoj. Čia tipo va daugiabutis, čia gal viešbutis kažkoks. Tipo, ale, nežinau. Nu, žodžiu, galėčiau taip tiesiogiai nedaryti laivą tą vadinamą ir jums viską rodyt, bet čia jums net neįdomu bus ir nežiūrėsit tiek. Nes jeigu filmuoti čia kartelės reikia, kažkai kokios ir akumuliatorių 20 su savim turiu. Pažiūrėkit Supynės. Ne, Arvydas va. Pafilmuoti, pafotografuoti. Pasižiūrėkit Supynės. Kelintų metų. Neįsivaizduoju ten Supynės, kokio Arvydas vaikšto. 70 metai. Gėlinėlis iš padangų. Nu, bet va, užtat Q7 pastatyta. Ar pasakykit, kas čia yra? Vat šitas visas, va, čia viešbutis, ar čia yra gyvenamasis namas? Bet ir namas? Kabinėt. Ir dar kabinėt, jo. Šašlykus kepti. Kas čia, vat čia kaip viešbutis, bet čia gyvenamasis namas ir viskas į vieną krūvą sujungt. Niekad nesupranti. Ne. Jau čia. Tikrai nesuprantu. Nu ką tu čia pasižiūrėsi? Tai gerai, aš galiu pakelti pasižiūrėti. Nu. Ką jūs ten vidui pamatysit? Aš dar pats nematau. Bet va, jūs kažką pamatėt. Ai, tai degalinė. Čia va, degalinė liktų. Nu gal, ne, degalinė jaučiu. Jo, va, palikt. Dujų. Dujų. Dar užsipylė už 2 eurus. Paskutinį kartą už 2 eurus. Ne, 2 eurus, čia būdavo jų pinigais ten kažkokie 2,17. Čia turbūt pylė paskutinį kartą kokiais 80 metais. Čia nėra kokie popieriuką rasti su data, kad būtų.
Nu, nifiga, čia nerasime. Einam atgal. O laus ir namo. Einam. Čia nieko gero nebus. Mėbel. Va. Čia visur, čia gali po visą tą miestą taip vaikščioti. Toks jausmas, kaip būtum grįžęs, sakau. Jeigu man dabar, va, sakau, duok kokį ten 12 metų, sakyt, grįžęs, atgal. Nu. Va, mėbel. Koks. Tai pažiūrėkit, kokia vat aikštė visą, vat prie namo. Nu, blemba, jeigu ją sutvarkius, padaręs va taip gražiai, iš tikrųjų, čia kažkada turėjo būti labai gražu. Didinga viskas. Gavosi kaip visada. O, fontanėlis. Kažkai čia ta, jis gyvuoja, ne, ar tai kažkai kaip galvoju. Bet kaip čia turėjo būti gražu. Oi, ne, čia nieko nebėra. Čia kas čiuožykla, baseinas kažkoks. Soliukai pasėdėti. Nu, čia kažkoks baseinas turėjo būti. Iš ten turbūt nučiuoži, paplaukioji. Čia kaip mane nufotkinti. O taip. lietus ir nusimato, kad bus stipraus lietaus ir daug. Tai pavalgiam, eisim rengtis ir bus povandeninis važiavimas. Plauksim stipriai, kaip supratau, bet o ką daryti? Teks plaukti. Ja, pažiūrėkit, kaip mums atrodo. Kas yra, kaip ledas? Viskas gerai. Ko tokių? Ir dar kai kur.
Tie vaizdai, nežinau ar matysis per kamerą, bet bent jau pabandysiu parodyti. Gal dabar geriau matysis, nes nuvaliau. Kamerą nuvaliau žiauriai, buvo visa apnešta visokiais purvais. Bandau. Prašom. Gal kažką matysit. Va, tą tai tikrai matysit. Va, gal da ką nors pašoksi, gal da moki ką nors. Aš... Eik, tu naf. Ojas. Aš nesupratau, į ką. Stojam čia. Eik, tu savo. Išsubinė kirta. Ar čia sveiki visi? Eik, tu savo. Все, praeitas kelios dienos dar čia nuo tos avarijos, kur matėt. Tai noriu dar trumpai apie tą avariją, ten gal nesupratot. Ten ta avarija mum įvyka tiesiai palei patakis. Aš kamerą jungiu ir kaip tik avarija tai įvyko. Ten jie labai įdomiai važiuoja vienas prie kito ir pastovi ant stabdžių spaudinėja. Ir aišku, vienas neužmatė, kai paspaudė, ten dar prieki traktorius važiavo. Ir tas va tiesiai į galą ir važiavo tai. Ten šalia policija kaip tik pasitaikė, tai mes ten nebelaukėm. Tai va taip. O daugiau viskas, mes jau dabar esam Lenkijai. Jau dabar išvažiuosim, Arvid suksis į savo pusę, aš suksiuos paskui vėliau tiesiai važiuosiu. Tai kelionė visumoje. Pravažiavom kažkas apie 10 000 Jo, apie 10 000 kilometrų kelionė buvo faina iš tikrųjų. Išleidom kažkur apie porą tūkstančių eurų. Porą tūkstančių. 2, 3, 2. Gal 2, bet kažkas tokia grubiai apie 2000 eurų išleidom. Tai, bet pamatėm vaizdų, tai labai gražių. Į Turkiją siūlau važiuoti atskirai 2 savaitėm, aplankyti visą, nes tikrai yra beveik. Pamatėm. Nuskridus, pasiimti mašiną, pasivažinėti Gruziją. Na, liubitelė, man tai ne. Nuvažiuosit, pamatysit, gal jums patiks. Ruskynas, nu bet čia mano nuomonė. Su motociklu prasikalėm iš vis taip, kad jau ten tie 1000 nebebaisus kažkaip. Ne. Bet galvos irgi išuščios, jau naktim kelies nebesupranti pats jau. Paskutinės dienas tai tokias. Ne, paskutinės, paskutinę savaitę visą. Ne. 5 ryto aš viso. Tai man jau Lekiam. organizmas jau vairuot nori. Viskas. Gerai, viskas, tada lauksim kitų kelionių. Ta kelionė buvo faina. Bye bye. Iki.